Nenoriu labai įsivažiuoti. Tai va čia ir yra, ko aš noriu iš rinkos. Tai yra pagrindinis dalykas, ko visi nori, visi aišku nori, žinome, ko norime, ne? Ir dėl to ir pradėsime kalbėti šiandieną, kaip noriu, kas ten yra ir taip toliau. Taigi, prekiautojų nori. Ko pagrindė prekiautojai nori? Ko tu nori iš rinkos? Ir ko tu nori iš rinkos? Kas yra pats svarbiausias dalykas, ko nori? Tai aš neklausiu jūsų, bet aš jau sakau iš karto į priekį. Aš noriu. Aš va. Jūs galite be save paimti ir sakyti. Aš noriu, ko aš noriu? Noriu pinigų. Aš taip pat buvau 6 metai. Aš taip pat čia viską, ką sakysiu, viskas yra apie. Aš noriu nustoti dirbti. Noriu nusipirkti vieną ar kitą daiktą, mašiną, laivą, atostogas. Noriu greitų pinigų. Kaip noriu, šiandien gerai kokią štuką porą paimti. Kaip galėčiau nuveikti, ką trūkelis, skaičiu, bet tu, atsiprašom, ką tu nieko, sakau, nemokai, žiūrėk, kaip aš mokiausi dirbti, ką tu gauni, čia 5-600, žiūrėk, aš, kiets. Taip, čia yra ego. Žinau, kad galima per trumpą laiką gauti daug pinigų, labai noriu, nes tai yra galimybė. Kaip teisingai? Nori, nes niekada neturėjo. Dabar, pavyzdžiui, yra toks klausimas, jūs nors ir turite pinigų, kažkas turi verslą, ne, kažkas uždirba ir kažkas turi vis tiek kažkokią sumą pinigų. Bet vis tiek ta smulkmena kažkokia, ten, sakykime, 100-200 eurų draskus dėl jo labai, būtent atėjus į rinką. Jeigu nesusitvarko su savim, nors darbe gauna žymiai daugiau negu 100-200. Bet vis tiek draskus iš savęs ir nežino, kad ir pakliūna tą emocinį pasaulį, tą kilimą, kaip loteriją žaidimą, kaip kazino, sakykime, tą principą visą laiką. Paskui noriu pasirodyti prieš draugus ir šeimos narius. Tai va, kaip sakau, prieš daugą, ką tu čia uždirbi mažiau, daugiau, aš galiu daugiau savo paimti ir uždirbti. O aš čia sugebu, o šiandieną paėjau, rytoj viską atim iš manęs. Tai ir yra, kodėl negauni iš rinkos tai, ko nori? Kodėl? Nes nedarai to, ką reikia. Nedarai to, ką reikia. Kodėl dar? Nes nori greitai. Nesilaikai planą. Teisingai. Bet to paklausau mokinių, sakau, turi planą, jo, sakau, turiu šičia. Ta prasme savo šičia. Šičia gali turėti, kai tu jau esi jau kompetentingas šitoje srityje, jau tu viską gali, 2 kartus, čia yra, jo, matau, bet petimą galima pardavimų, iš karto matau, impulsinį dėmesį, iš karto rendas. Tik pažiūrėsiu, iš karto matau, kas čia vyksta, matau, impulsinį dėmesį, konsolidacijų, matus, netgi taip galėjau žiūrėti, kur kas vyksta. Kardiogramą širdies pasidarė, iš karto matai saiko, galis, bet galim, iš karto matai, nes tenai pum, tai viskas čia jau yra ant tiek tu įsivažiavęs, tampi to maniakų, kad visur, kur bežiūrėsi, atrandai, matos, iš karto, jeigu čia bet petinas, gali pardavimų, iš karto, čia matosi saikos, gali, bet FP sistemos pirkimo pirmas taikinys, iš karto, gali iš karto manyti. O taip atėjęs, iš karto, taip sakai, bet čia jau viskas. To jau mokai. O kodėl negauni iš rinkos tai, ko nori? Nes koncentracija yra bloga. Koncentracija į pinigus, o ne tą, ką reikia išmokti ir ką atlikti. Prekiaujimas. Mokosi prekiauja ir nieko nesigauna. Nėra sistemingumo, ką reikia daryti. Man atrodo. Bet turi įsivažiuoti, turi save laužti ir spardyti savo užpakalį, kaip turi save auklėti, norint uždirbti. Ir tada gaunasi užšitį. Nori, gaunasi taip, už piniginį. Ir visą atlyginimą, viską palieki tavęs. Ar teisingai? Ne, visą atlyginimą, bet būna Viską būna. Viską būna. Taip pat man irgi taip buvo. Kaip 6 metus prekiavo, viskas buvo. Gerai. Tomai, ko tu nori iš rinkos? Niekas neklausia manęs niekada, dėl to aš turėjau savo klausimą, kad galėčiau sakyti. Tai jeigu realiai taip kalbėti ir žiūrėti, tai aš galiu pasakyti, ko aš noriu. Aš nieko nenoriu iš rinkos. Visiškai.
Man nieko iš jos nereikia. Reikėjo, aš norėjau iš jos laikį, aš norėjau. Norėjau žalių žvakių, norėjau raudonų žvakių, norėjau pinigų, norėjau per trumpą laiką greitai užaugti, norėjau, o jie tu kaip norėjau. O dabar jeigu sakyti jums taip, ir sakau visą laiką, man nieko nereikia. Aš stebiu rinką ir žiūriu į rinką, ką daro. Tik tais. Ką neveikia. Kur juda, ką daro, kaip formuoja, kur formuoja, ką suformavo, pagal ką aš galiu įeiti ir viskas. O jeigu aš ateisiu ir galvosiu, ką aš noriu iš jos, man reikia kažko, šarkis, nieko nebus. Nes pas mane nebėra to jausmo, sakykime, kad man reikia kažko iš jos. Nes suprantu, kad jinai man niekada nieko nedavė ir neduos. Jinai tik duos atlygį už mano darbą, kurį aš atlieku. Viskas. O tai ko, jūs tada norite šiandien? Vakar labai gražiai kalbėjom apie tos dalykus irgi prie stalo. Koks mano požiūris į rinką? Mano požiūris labai paprastas. Aš nekeliu savo lūkesčių iš rinkos. Visiškai tu. Nes aš žinau, kad aš tik atlikdamas darbą gausiu atlygį, bet aš nežinau, kokį gausiu. Gal 100 eurų, prekiaudamas su 110 tūkstančių, sakykime, akauntą. Gal gausiu 1000 eurų, o gal gausiu 50 tūkstančių eurų, o gal gausiu 30 tūkstančių eurų. Aš nežinau. Tai jeigu aš kelsiu savo lūkesčius ir aš būsiu susikūręs lūkesčius kažkokius, automatiškai aš turėsiu to siekti, kad gaučiau. Kas atsitinka, emocinis žaidimas prasideda. Aš pradedu ką daryti, mušti save. Na, aš turiu, kaip dabar aš nepadarysiu, man reikia per mėnesį tiek padaryti viskas. Automatiškai pražadimas. Nes tu nebežiūri, ką rinka duoda, jau pradedi žiūrėti, ką žvakės formuoja, emocinės žvakės. Jeigu dar praradai, tai iš vis, jeigu dar prieš taisyklės tu pradėjai daryti, iš vis šakės, viskas pradėjai daryti. Dėl to iš jos nieko nereikia norėti, neturėti jokių lūkesčių iš jos. O tiesiog leisti automatiškai rinkai duoti jums signalų, kad galėtumėt jos matyti ir įeiti. Dėl to mums reikia, ką šiandien kalbėjom, kurti ateitį, ką rinka gali padaryti. Man jokio skirtumo, koks tai yra, ar tai New Yorko laikas, ar tai yra Londono laikas, ar ten Tokijo laikas, man visiškai vienodai. Man jau visiškai vienodai, ką naujienos sako. Man svarbu, ką rinka rodo. Viskas. Aš galiu ir dieną, ir naktį, rytą, ir bet kada prekiauti, tik svarbiausia, kad būtų pagal mano taisyklės. Viskas. O visi daugelis eina į rinką ir žiūri, sako man reikia New Yorko sesijų, man ten labai gerai juda, ten kažkas juda. Vakar Bernardas taip sakė, ne? Girdėjot prie stalo. Sako, reikia, kad New Yorkas ten gerai, o ten yra laikas, aš taip pasidarė pagal planą, prisikabinau, Tomas prikabino ir ten yra, sako, prie New Yorko laikas, kur aš ten galiu prekiauti, ten yra kažkas ten taip toliau. Ne, to nereikia. Kam jis reikalingas, tas New York ir Londono sesija psichologiškai pateikia visuomenį kaip antikam, kad jūs pastriptumėt, nes ten geri judesiai. Kam judesiai? Jeigu nėra mano sistemos, tai kam tai man judesiai? Tai man turi sistemą sudaryti, kad man atitiktų tie judesiai pagal mano sistemą. Tai man yra svarbu laikai. Visiškai ne. Man yra svarbu, ką rinka padarys. Tai va. Ačiū Dievas. Norite, aš jums išduosiu prekybos paslaptį, ar norite? Iš karto atsakymą. Ar tikrai nori? Nu yra tas specifinė, aš dar jums nepasakiau. O gal ir sakiau? Nuo to ir pradėti reikėjo. Ai, nuo to ir reikėjo. Kur tu valyk metų? Visą dieną. Visą dieną niekam Kelkite nepasakė. pedagogą. Jau tiek metų čia mokina, neatrymė tą savo mėgą. Po atsakymą visi išvažinė. Prekybos paslaptis. Laikytis prekybos planą ir palikti ramybę ir pinigų noras. Visą paslaptis. Tai visą? Barbas. Ar taip ir? Bet taip ir yra. Aš kai mokiausi pas savo mokytojus, aš ir sėdėdavau, blemo, jie kažką turi. Jie turi kažką tokio, kad jie specialiai neduoda. Rimtai neduoda. Ir aš galvoju, va, jis tu į Angliją, su to mokyti, gal kažką man pasakys, taip, žinai, ar pasiėmiau sąsiuvinį didžiulį, tą savo mėlyną, pasiėmiau tušiuką ir sėdžiu, aš su jo ir kalbu, sakau, pasakau, gal ką nors man pasakys, uždavinė, ką. Nieko, sakau, ne, viską, čia, sako, paprasta viskas.
Visa rinka turi būti paprastai. Viskas turi būti paprastai. Nes ir yra viskas paprastume. O kai mes prisiklausom YouTube'ų, ten Facebook'ų, visokiausių, tada prasideda, blemba, čia turi būti taip. Ir tada pradėjau kombinuoti kažkokias nesąmonės daryti, kuri tą visą kalėdinę eglutę, ten su tais šitais indikatoriais, visokių ten prisibražai tų linijų ir pats nebežinai, kas ten vyksta. Prisimint, paskutinį kartą buvo Gytis atvažiavęs su draugu iš čia buvo. Ir jisai ten prekiavo pagal footprintsais, vadinamas pagal orderių kiekių, kiek yra žvakė. Jis ten prisidėjęs viskas, taip žiūri, krapšto galvą, mes atėjom pasižiūrė, būtent ten, kur jūs dabar sėdit. Jis taip krapšto, ten žuodo ir sako, nu gerai, Tom, kaip tu matai? Nu, sakau, va čia yra, sakau, sakykime, kaip pavyzdys, nes sakau, čia jau yra galinis pardavimui. O jam reikia ten per 10 indikatorių visokiausiai pasižiūrėti, kad jisai rastų čia, kas yra. Ai, tu sako, kaip pas jūsų paprasta. Man reikia 10 dalykų pasižiūrėti, kad aš čia matyčiau tą. O pas jūsų tik vieną. Fibinačiai ir viskas. Ir viskas atitinka, palei ir per balvimus. Tai kiek apsikrauna. Ir neturi to komforto, sakykime, neranda kaip prekiauti. Taigi, kaip jūs galvojate, ar man buvo lengva ir ar buvo sunku susitvarkyti su savo norais? Sunku? Labai sunku. Nu, aš kur žinau. Visiems sunku. Tu irgi tik žmogus. Ne, nu palaukit, aš ne, aš ypatingas. 6 metai. Ja. 6 metai. Startas 2010, 2016, 6 metai minuso. 2016-2017 metai mokymosi pabaiga ir žinių pritaikymo bei prekybos laikas. Iš nuotraukos nepasakyčiau. Žinau, kad buvo toks įdėlesnis. Photoshops. Toks laikas buvo. Ir šitos 6 metus sėdėjau ir galvojau, aš kažką sukursiu, aš padarysiu šią, nu, nedurnas bičias esu. Nu, ir ten versliukų buvau pakūręs ir ten dar kažką. Nu, tikrai. Ir čia ką aš nesugebėsiu, nu, kaip nesugebėjau. Reikėjo iškelti vėliavą, eiti mokytis. Reikėjo kažką galvoti. Ir gavosi, buvo visko. Norėjau pinigų, nesilaikiau taisyklių, kurių praktiškai kaip ir neturėjau. Ir skubėjau. Ir taip pat tas pats buvo, kai baigiau mokymus. Norėjau pinigų, nesilaikiau taisyklių ir skubėjau. Ar buvo Ir tas, to laiku, ir to laiku. ar buvo tas momentas, kad tu jau jutai, kad tiesiog, ar tai buvo... Šitas momentas man, žinot, kas labai padėjo? Pokalbis per Facebooką live. Labai padėjo. Nes tu, kai kalbi, tu nebegali nusišnekėti ir daryti nesąmonę. Ir tu esi spaustas rėmuose. Ir tu tada nebesivadovauji jausmais, ko tu nori, o vadovaujas to, kas vyksta rinkoje, pasakai, kas vyksta rinkoje. O kai tu esi vienas, tada būdavo, ai, čia dabar kažkas, įeisiu. Nu, ir nesąmonė. Buvo taip. Ir tas man padėjo labai šnekėjimas, dėl to ir daugelis kalbų. Pasistatykite vaiką, pasistatykite meškiną kokį, ką nori, kažką. Imkite jam ir kalbėkite, pasakokite. Pasitimkite meškinų visą krūvą, jeigu norite, būkite jam mokytojas. Ir pasakokite visą tai, ką jūs darite. Kuo daugiau šnekėkite, garsiai, tai ką matėte. Ir jeigu norit priimti sprendimą, sakykite, pradėti prekiauti, garsiai pasidarykite analizę. Čia yra tas, 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 čia yra tas. Ir užeisiu iš čia. Tada užblokuosite, sakykime, neleisite tai vidiniam triukšmui, kuris yra noras, neleisite jam paimti aukščiau viršaus ir jūsų balsas nugesins ir jūs darysite kvalifikatorių. Ir tai yra svarbu. Taip, visko irgi buvo. Kaip jūs galvojate, iš kur tą patirtis, kaip aš jums tą pasakoju ir jums jums patirtis? Nes ir man tai buvo, aš tą patį praėjus. Praktiškai mus galima Brianą paleisti. Forex meškinas Tomas. Galima būti, jie pasisadinau ir aiškina, ne? Dėja, Tomai, klaidą matau. Taip. Kelinti ten metai. 20 tūkstantieji 2016. 20 tūkstantieji 216. Nu, suprašau. Praleidau. Taip, noriu tavęs paklausti. Kokį darbą tu dirbi ir kiek tu gauni atlyginimą? Nu, kas gali pasakyti? Kas kur dirba, nu, sakykime, šilės.
Žibintų, remontas. Kiek mažiau pinigų uždirbi? Ta, 3-5 tūkstančių. Per 3-5 tūkstančių. Tai kažkur realiai visi vaikšto. 1000, taip, 1,5, 2000, 3000, kažkur kas ką daro, ne? Tai yra ta suma, sakykime, dirbdami kažkokį darbą. Pas vienų, pas kitų. Kokia pinigų suma yra tau daug? Visi. O, tai ilgai tokias. Ne, dabar, stop. Dabar taip, stop. Kokia yra pinigų jums suma didelė? Kai jūs gaunate atlyginimą, dabartinį, sakykime, kažkokį, ne? Ir jūs pasižiūrit, kad kitas gauna didesnį šičių, jau sako, eik tu, aš gaunu, sakykime, kokią 600, man draugelis 1500 gauna. Tai kas gaunasi, eik tu namas, jis gerai čia dirba, jis gerai gauna, jeigu aš tai gaučiau, eik tu, o, čia tokie gerai pinigai. Teisingai, taip yra mąstymo, taip mąsto visi. Dauguma, kai kitas daugiau turi, aš neturiu daugiau. Kai aš gaunu kokį 1500, kai gaunu 3000, eik, tai 3000 atlyginimas. Kur čia yra, kur važiuoti į Norvegiją, kur čia, kur varyt. Nuvažiuoja, ten padirba, gauna tas 3000. Manęs reikia. Tai kiek yra daug jums? Čia ne tame, kad aš noriu, o visų man čia pinigų, man čia 10 milijonų, čia va yra gal ir daug. Ne, bet realiai, kaip vidinė, pirmas va tas pamatymas, ką pasakiau, kiek pinigų suma yra tau daug. Tai va šitą ir turėtų būti. Su kuo aš kalbėjau, kada man buvo daug, kada čia mažai. Tai va dabar ir yra. Ar čia yra daug, ar mažai? Kai pamatėt pirmą kartą, kai aš uždirbau šitiek rodžių per Frutinos laiką. Ar tai yra daug ar mažai? Kokia buvo jūsų pirma reakcija tai? Kaip? 7. Ne, bet aš rimtai, ne be jokų. Daug. Buvo daug. Tai paėmus prekyboje uždirbti, tai yra labai daug. Bet aš žinot, kaip aš žiūriu, man čia nieko nėra. Nei daug, nei mažai, man iš vis čia nieko nėra. Aš gavau, ką gavau, o čia yra daug. Aš to visą limituoju, kad tai yra man daug. Aš tai negalėčiau daugiau uždirbti, nes tai yra man daug. Per daug čia yra. Suprantat, čia psichologija iš karto gaunasi barjerai, kuriuos aš nusistatau. O tada aš čia. Tai yra daug ar mažai? Labai daug. Normaliai. Ar yra daug ar mažai? Jeigu identifikuoji su nori. Kai žinai, kiek reikia ten darbo įdėti, jo yra daug. Nes nėra lengva paimti ten. Nėra lengva. Jo. Bet vėl. Pavyzdžiui, aš kai uždirbau, ne, tai Bernardas, pavyzdžiui, yra, kad ofise yra ten kiti, Žydrūnas, ir sugalvoju, uždirbu tiek. Eik, tu kiek daug. Pala, skulbučiuk. Apsiramins, tai nėra daug. Tu lubas statai savo, kad tau yra daug. Man čia nėra daug. Ką reiškia daug? Man įkrito į sąskaitą, ką aš dabar turiu, tai štai daug, jinai. Ne, man čia nieko nėra. Visiškai. Man jokio džiaugsmo net nekelia. Darai klaidą. Ne, čia nėra klaidos. Čia viskas yra nuo psichologo. Dėl to, kai tu susireikšimi, kad tau yra daug, ar tai tu nori tai pasiekti, tau sakai, čia yra daug, ką tu pradedi daryti rinkui? Pradedi nesąmonę daryti, nes yra tau jau daug. Ir čia pradedi kristi tavo tas daug, nes negali perlipti. Ir sekantį kartą, jeigu tu kažkiek pasimsi, tu praktiškai vėl tau perlipti šitą sumą, bus be galo sunku, nes to yra daug. Tai yra per daug jau to. 15 000 būtų lubas užsidėjęs, tai tos 27 būtų turbūt. Taip. 0 sunku paimti. Taip, nu tai vadovas, sakykim, 4,5, tu palyginti tą su to. Kur daug? Pagal ką jūs norit nustatyti tą daug? Pavyzdžiui, įdomus buvo toks klausimas, eina žmogus per gatvę, ten gatvėje ir angliškai klausinėja, kiek pas tave akauntai yra pinigų, sako, kiek sąskaitoja? Šiuo metu aš turiu 100 000. Tai man 100 štukų turiu iš kur? O kaip tu ką veikia? Kiek pas tave yra? Nieko neturiu, sako, tuščias. Ir tu girdi, kai žmonės kalba, žinai, kaip ir kokia mintis ateina, tu man 100 štukų, eik tu metam štukų, kaip gerai. Tavo čia yra. Kas tu yra? Limitacijos piniguose niekada negali būti. Nes tu pats užsidarai lubas, ir tu negali daugiau ką padaryti. Perlipti. Kokie pinigų yra? Taip. Kokia pirma mintis ir koks jausmas užplūsta, kai pamatai šitos skaičius. O čia ir savęs turi paklausti, kas vyksta su jumis, kas daros, kas yra tas daug. Mums nuo pat vaikystės, nuo pat mokyklos pasakė, atlyginimas yra 1000, tai yra daug. 1500 yra daug. Mes dabar sumažinom atlyginimus, nes yra krizė.
O aš jau gaunu 400-600 yra, o jau normaliai tas gaunu 600, tai daug gaunu. Tai yra dėl to, ką mūsų formavė, dėl to, ką mes bijotume šitų sumų, kad bijotume neperliptume mes per tas sumas, kad mes užstriktume tarp jų, galėtume dirbti ir sakytume, gal biškai pasiek daugiau, kelti kvalifikaciją, kad galėčiau uždirbti. Tai palauk, jeigu aš turiu kvalifikaciją, turiu kelti kvalifikaciją, kad aš uždirbčiau per pus mažiau, kas čia per nesąmonė? O mūsų nieks nemokina uždirbti daugiau, ir čia vėl limitacijos yra. Dėl to mes negalime sakyti, kad tai daug. Ir tas jausmas turi būti mums šis jokio skirtumo. Nebent mums yra, tas niekada neturėjo, yra daug. O jeigu mes žiūrėsime, kad tai nėra daug, tiesiog žiūrėsim, kad tik skaičiai čia yra. Čia tik skaičiai. Daugiau nieko čia nėra. Tai, jeigu apibendrinęs, žmogus turėdamas 100 eurų, prekiaudamas už 100 eurų, kas prekiavot, emocijų nėra. Ne? 100 eurų. Yra. Nu gerai, 10 eurų. Susireikšminimas. Tiek kiek sureikšminimas. Kiek sureikšminimas. Bet tai, aš tavo bandau įsivaizduoti, sužadinti savyje, 30 000. Aš daugiausiai esu turėjęs vienu įpu gal 35 000. Įpūtą padariau. Ir daug, bet aš save pratinau prie tų didelių pinigų. Aš nešioju didelės sumas pinigų. Bet tas 1000 eurų man atrodo nieko. Aš jau pripratau prie kokių 3-4 tūkstančių turėti piniginį. Jau daug. Bet tada toks klausimas, kaip tą daug ir mažai padidinti, kaip išjungti tą limitą, kad aš jausčiausi, kad man milijonas yra pinigai. Aš suprantu, bet tas kokį veiksmą padaryti. Nekreip dėmesį į tai, ką tu gauni. Ką turi. Tiesiog nekreip dėmesį, kad tai yra daug. Nesukti galvos. Nesureikšminti, taip. Nes kai mes sureikšminam, tai automatiškai psichologiškai mes sustabdome save iki to. Pavyzdžiui, buvo toks, prieisime prie to momento, sakykime, kokią sumos tau neina perlipti. Kokia suma tave stabdo, kad tau neina perlipti, tiek prekyba, tiek gyvenime. Kokia suma? Man tai buvo, pavyzdžiui, 1000 eurų, 3000, 6000, 10 000. Kokia suma neleidžia tau perlipti aukščiau ir tu vis buksuoji ant tos sumos. Tai niekaip neperaugai. Tai man buvo barjeras 3000. Uždirbu iki 3000, viskas, vis vėl išleidė. Vėl iki 3000 vėl pompt nukrenta. Neina daugiau uždirbti, nes kažkas neleidžia, atrodo. O kas neleidžia? Mano pasakymus čia yra daug. Nes kad čia yra daug, kaip tu man 3000. Jau galiu kažką nuveikti, tai niekada neturi. O tuom ir yra manipuliacija psichologinė, kad tai yra lūpos. Kad tai yra minim, tai maksimaliai, ką tu galim pasiūlyti, viskas darbė, sakykime, atlyginimai. Ką darom mes norim dar. Bandom, neina, nesigauna, taip toliau, nežinom, ką daryti, ar norim tarp investuoti, nemokam kurti tų pinigus, reikia iš pinigų daryti pinigus ir taip toliau. Tada yra tas limitacijos. Bet kai tu paleidi ir nekreipi dėmesį į pinigus, bet tiesiog darai darbą, jokių problemų, šoka viskas į viršų. Dėl to ir sakau, prekyboje turi būti koncentruoti, tik daryti tai, ką reikia daryti, viską, negalvoti apie pinigus. Atėjai, padarėjai, užėjau, čia yra, taip užėjau. Minus, sakau, minus. Einam toliau. Vėl atėjau, padariau, tai pirkimus viską. Nesureikšminti, tu turi šiandien uždėti variantą, tai man reikia čia, kai čia daug 100 eurų, galvoju, kaip čia daug, žinai. Oi, kaip čia daug yra. Ne, nereikia. Visiškai. Kiek jums buvo? Kokia suma jums buvo sunku perlipti? Ir yra sunku perlipti. Ar yra tai, kad jūs pastringat ant tų sumų? Man asmeniškai buvo 6500 eurų, bet tada aš fiziškai tiesiog darbo buvo, prezuodavau. Grinai labai didelis apkrova, bet man fiziškai nebėjo pramušti, nes staklės dirba nuolat, arba dar vienas staklės turi statyti žmogų. Ir tada tada man atėjo suvokimas, kad lubas, daužavus, nebeina išspausti, tada supratau, kad reikia persikvalifikuoti, tada buvo paprašymas, kad daugiau laiko ir daugiau pinigų. Prie pokerio stalo dažnai tas atsitinka. Pavyzdžiui, pasiekė ir eina dugnas su skvostą. Taip? Nes sudaužo emociškai, nes emocinis pusialis jisai suverda, atrodo, tu negalvok, bet jisai tiesiog spazmuoja. O mintis, tiek daužo mintis, o mintis, tokia energija, sunku atsigratyti. Taip, tai tas pats ir prekyba, pavyzdžiui, tu uždirbai, geriau pasitrauk, viską uždirbai. Gerai, gavai šiandien už daug ir išeikau. Aš tą ir darau.
Aš uždirbu, sakykime, per dieną kokį 5000, 6000, aš viskas, einu lauk. Aš nebežiūriu, žinai, kas ten, kur, kaip, varau namo. Nu, aš jau turėjau, ką man čia dar reikia dar medžioti, kažką gaudyti. Kai pradedi gaudyti, tai prisigaudai ir nuoja ten porą tūkstančių minus. Aš taip dar galvoju. Man užtenka, matyti. Savo tarsi, jeigu aš per dieną mažai dirbu, ir man toksai per mažai, nes aš įpratau daug gauti, ir tada savo žmonės į mėnesį gavom 400. Gerai. Tada tu savim sudini, tarsi tokį, žmonės tik neuždirba, nu jo, tada vis tada gerai. Nusiramini. Galvojau, jeigu mažiau gauna iš daugiau. Atėjo, nu, ar yra kažkokios klubas pas jūs? Ar buvo? Nėra, ne? Nejaučia. Yra netgi paprastesniais dalykais, pavyzdžiui, vienas sutaupo, tokią sumą kaip tu niekai, o tą patį uždirba. Tu daryk, ką tu nori. Tai sakau, Jis pasiekė ir daugiau nebegali viršti. Tai vėl ten kitokios mintys ateina, bet pasirinkti vėl tas pats. Taip, mano patarimas. Paėmiau tą nuotrauką, taip gražiai atrodys klaidės. Nustok galvoti apie pinigus prekiaujant rinkoje. Iš vis nustok galvoti apie tai. Nereikia iš vis galvoti, kiek ten galiu uždirbti, ką galiu uždirbti, kiek ten gali būti pinigų. Nesikoncentruok į rinką kaip į pagrindinį pragyvenimo šaltinį. Jeigu koncentruosis kaip į pagrindinį gyvenimo šaltinį, jūs jau turėsit nusistatę ribą, kiek jūs turite uždirbti. Ir automatiškai kas atsitiks? Vėl emocijos, suvalgys. Uždirbu, praradau, vėl reikia man atidirbti, man jau reikia mokesčius mokėti, man reikia tą. Buvo, gal nepasakosiu, nepasakosiu, norėjau mintį papasakoti apie vieną žmogų, bet nepasakosiu. Tai nedarykit to pagrindinio šaltinio. Jisai jums taps savaime, kai atliksite tą, ką reikia atlikti. Kai bus įgūdis, jūs gausite už tai grąžą. Ir tai, kaip sakiau, jūs gausite tą, ką jūs nusipelnė už savo darbą. Kiek įdėsite darbą, tą ir turėsite. Kai pasiklosite, taip ir išmiegosite. Bet jeigu koncentruosimės į tą kaip į pagrindinį savo šaltinį, mes galime tiktais tada, kai jau mes uždirbome kokie 30 000, 20 000 ir aš galiu pusę metų gyventi iš to ir tada pusę metų prekiauju ir vėl nesikoncentruoju, kiek man reikia. Tada aš jau galiu sau leisti judėti šitai. Ir jisai papildys man, sakykime, nesikoncentruojant, jis man automatiškai papildys mano sąskaitą. Kad aš galėsiu toliau gyventi, toliau uždirbti, bus daugiau, mažiau, nes iš jo mes nežinome, kiek mes gausim. Mes galim gauti labai daug vienu metu, o kitų metų galima labai daug prarasti. Tai kad jį koncentruotis, kad čia bus pagrindinis, nerekomenduočiau. Pagrindinis dabar turi būti tas, ką jūs dirbate ir ką jūs darote. Šitas yra sekantis tol, kai jūs užauksit ir uždirbsite. Ir turėsite iš jo galėsite gyventi, ką jau buvote uždirbti ir tada toliau važiuoti. Jo tada jau gali jausitės laisvai, nes žinote, kad jau turite skilsus, jau turite prekybos stilių ir iš to galite uždirbti. Viskas. Šitaip turėtų būti jūsų toks kelias. O jeigu dabar jūs norite, sakykime, sėdėdami prie kompiuterio, jūs jo uždirbčiau, o kai gerai būtų 500 ten porą štukų, žinai, ten dar kažko, viskas. Turėsit problemų. Tokia ir tiesa. Rinka gali vieną ranką duoti, kitą ranką atimti, todėl turi būti pasiruošęs įvairiems momentams, pliuso ir minuso. Bet jeigu tu nori visapusiškai būti full time traderis, vadinamas visą dieną, jūs turite turėti jau kažką užsidirbę, kad galėtumėt gyventi, kad mokėt mokesčius, valgyti jau, sakykime, keletą mėnesių, pusę metų priekį. Tada jau gali prekiauti, tada jau ties laisvai, nes tu esi jau ramus. Bet jeigu mes dabar norim greičiau mes tos darbus, greičiau praeiti kažkokius darbus pas kažką, nebedirbti, greičiau išlipti, tada jau yra negerai, tada jau psichologiškai veikia ir tai, kaip pagaliukus kiša į ratus ir šakės. Su laiku ateis atpildas už įdėtą darbą, bet tam reikia laiko, būk kantrus. Reikia būti kantriam. Taip negaliu nieko pasakyti. Išreiškiu tai, ką aš sakau, kaip ir iš tikrųjų. Nereikia šiandien. Reikia patirti, tam reikia patirties ir laiko. Be to nieko.
skubėjimas, įrodinėjimas kitiems, kad čia galiu, kiti čiuožia, man irgi juokiasi iš manęs, iš nuosmeriai, ir draugai, badė pirštais, ką tu čia nesąmonė, kur tavo milijonai, dar. Tai buvo, visko buvo, mokiausi, vėl mokiausi, vėl, bet dar kaip buvo. Bet aš nenuleidau rankų, aš nežiūrėjau, ką aš neku, man ir tikslas, aš turiu, ir man. Tai ką aš esu čia, ką aš dabar gyvenu kažkieno gyvenimą, kažkieno kas yra už manęs, ten kažkam reikia kažką įrodinėti, darykit. Aš savo turiu įrodyti, tada aš galiu, negaliu nesustoti, aš turiu nesustoti. Aš turiu kad esu tvirtas, aš galiu padaryti. Aš toks nesąmonė, lūzeris, kad aš negaliu, toks, kad negaliu susitvarkyti, blem, ir išmokti. Kas čia? Koks aš kaip žmogus, ką, negaliu? Aišku galiu, tik reikia dėti darbą. Nereikia pasituoti. Pirmas sutikimas su mokytoju Anglijoje reikėjo kantrybės, ryžto, noro, tikėjimo, pasitikėjimo, kad galėčiau sutikti. Skristi į Angliją, net nesvajoju, negalvoju apie tokius dalykus. Bet važiavau. Atsisėdom į kavinę, sėdėjom, pasiėmiau popieriaus lapą, tušiuką ir klausimais šiandien. Angliška kalba man ten laužyta, tai jis nesupranta, jis ten anglišką tarmę visokią savo kalbą, aš nesuprantu krapštų galvą, tai iš kokio kelių kartų, žinai, įsiaiškini, ką aš noriu. Aš susirašęs klausimų atvariau, davai man viską pasako. Na, jisai pasakoja. Įdėjom tą nuotrauką, paskui, kai buvo visi tie mokiniai ir parodė, ką sako, Tomas buvo atvažiavęs iš Lietuvos, ten mokinių 100 prisijungė. O, sako, iškart, sako, ėmė už pakarpos tavį, sako, sąsienį pasidėjęs, padė, sako, sėdė tą būdą ir klausimėjo, žinai. Na, tokia buvo, toks buvo momentas. Buvo, tai. Taip pat buvo kitas mokytas, Jasonas Stephentonas, jisai irgi dalyvavo turnyre ir iš 250 000 per 90 dienų pakėlė iki 940 000. Dalyvavo. Jie ten buvo iš viso 3 mokytojai, jie ten daugiau buvo, ten irgi tokie, bet pagrindiniai buvo jisai, Jason Stephentonas dar buvo Akila. Aš apie Akilą mažiau ką galiu pasakyti, nes jisai nematyt buvo judėjo ten kažkokių rezultatų, jis daugiau kaip dėstytojas buvo, toksai kaip būdus. Bet matys, kad gerai gyvena, o kaip ten kas turiu viskas. Tai buvo šitie pagrindiniai mano. Tai va, šičia yra įdėtas video. Manęs labai daug kas klausė apie tai, kaip tu pradėjai, Tomai, kaip tu pradėjai visą tai rodyti, kurti ir taip toliau. Tai čia gavosi taip, čia buvo tokie nano vadinami projektai. Mano brolis visai buvo užsipirkęs iš Rusų, iš ko, nepamenu. Ir aš galvoju pradėti jam, jis paprašė manęs, kad aš jam padėčiau pardavinėti. Kad pradėčiau šitas pardavinėti. Ir aš buvau sukūręs video, tai ką parodys, tai čia bus šokas visiems. Ir tada po viso šito, kitą dieną aš atsisėdau prie kompiuterio, pasakyti, šlipčiu, ką užsidėjau, viskas buvo žinai, ką žinau, tai vakar darau, laivą darau per Facebook. Ir gavos tai, kad įsijungau kamerą, suspingau, nežinau kas, top 300 iš karto. Ir vaikštau, kas tau nutiko, kas šito vyko, kodėl tu nekalbė, kodėl, kas tau atsitiko, kas čia, juk tu drąsus ir viską, ko čia daugiai, kur tu sustojau. Ir kitą dieną, ką jau vėl atsisėdau, buvau vėl tą patį daryti, bet įsijungiau Forex. Pradėjau daryti. Ir taip ir prasidėjo. Jo, dabar parodysiu maždaug, tai toks juokingas iš tikrųjų, bet, dabar tą garsą, patikėjusiu kolonėlės, kad girdėjusi. Ką aš čia kalbu ir ką aš čia rodu. Gal tu prekių vermašinskai? Aš nežinau, yra gal kažkur, bet... Galiojimo laikas baigis. Ne, galėjo. Garsą. Tai bus keli video. Kompiuterį nekišta gal. Nedėžė. Nekišta? Čia įkišta pažiūrėti. Ai, gali būt, kad garsas dabar perina apie jį ir šičia garsas tos sekundėlė. Va, čia bus garsas apie šito. Mano vardas Tomas. Šiandien aš jums noriu pademonstruoti, ką gali Nano Protect Installation. Šiandien mes turime
matote, paviršius lemputės tikrai nėra padengta kitokiomis medžiagomis. Išpurtom gerai, nano plačiau, izoliation dėliuką ir visur visą paviršių apdirbame su nano plačiau. Purškime visur, kur tik tais yra vaidai, sujungimai, kad visur pakliūtų nano plačiau produkcija. Atlieka paviršių, visų lemputę. Kaip matote, turime vandenį. Pažiūrėsim, tai bus vandenyje. Jungiame į rozetę. 20. Išime į vandenį. Ir štai jums rezultatas. Lemputė šviečia. Jokios trumpo sujungimo. Ir pabandome įkišti ranką, pažiūrėsim. Kaip galima apsaugoti su nano protek izoliation? Galima apsaugoti savo įrankius, kokie jeigu dirba, tiek mažinus saugiklius galima išpūšti, sujungimus, taip pat galima atgaivinti senus sujungimus, kurie yra oksidavę ar tiesiog pradėję galima naudoti. Tai va, šitą tai buvo. Dėsintuvo nepasidės šalia? Kaip? Dėsintuvo nepasidės. Čia pavelį, kad... Draugelis su pagaliu taip stovėjo, jau ne. Jo, buvo su tokia istorija. Realiai, kaip prasidėjo mano ta visa kelionė. Kai pirmą kartą pabandyti, tai jaučiu druskimą, ne? Kažkaip toksai, kai bus. Dėl saugų. Tai va, tokia buvo situacija. Greičiausiai, kai trenkiam tos kontros. Mes kai jau rodėme, kad ir išpuškėme drėlės, pavyzdžiui, perforatorius irgi išpuškė ir gali po vandenį gręžti tiesiog įsijungęs. Nes jis pasidengia nano dalim ir labai yra svarbus jisai ir tiesiog neduoda tos elektros, neišeina. Būtent nano dalim. Tai va. Tai buvo 2016 metai, lapkričio 9 dieną, kai pradėjau daryti pirmą video. Aišku, tik tai 2 laikai. Žmonių, čia aišku, YouTube dar dariau, tai būdavo, ką pasakoju, nei vieno žmogaus, pats pasakoju, kalbi su savim. Sėdi, ką dabar daryti. Nieko nėra, žinai. Vis tiek, ką nors pripasakoju. Nu, tokia buvo pradžia. Tai irgi čia pasakoju, Fibonaccius, Saikius, Galius, Pėsčiai, pasakoju, tai toliau kokį kritimas, kilimas, čia kas bus, kiek parašė, kiek bus kilimo, ten 2 žmonės. Kiti žiūrėdavo, bet nieko nekomentuodavo, būdavo įvairiai. Čia jau tokia kaip buvo pradžia. Pačioj pradžioj, tai iš vis, kai įsijungiu, YouTube'ai prisimenu, Facebook'ą dar rodžiau, YouTube'ai įsijungiu, tai iš vis nei vieno nebuvo, nes labai mažai kas ten žiūrėdavo. Nesuprasdavo, mažai nebuvo populiarus, visi tie dalykai nebuvo populiarus. Tai va, mano kambariukas. Čia yra, irgi kas įdėjau, o tenais, sakiau, 2 metrai ant 2,5 metro iki ten 4 metrų ilgio, tai toks kambariukas, iš ten pasidėdavo kompiuterių, tai va čia tos duris, tai va čia stovėdavo ten monitorių stalas ir ten stovėdavo, tai buvo mano toksai pradžios, kaip aš mokiausi, įsilindęs į kubriką, ant tų sienų tenais būdavo nusirengimai, kaip čia dabar va, tos durės, ne šitoj pusėje, nu gal to, šitoj pusėje durės, čia ta siena, čia visa ta siena tiek šoninė iš karto, ir ta priekin vien buvo lapas iškliuoti. Sistemų, struktūrų, viskas buvo vien iškliuoti. Kad atsisėdęs galėčiau žiūrėti ir matyti taip, kaip žiūrėti. Taip kaip ir aš sakau, pasidarykit taip, kad galėtumėt matyti kiekvieną dieną. Tai va, čia yra būtent darytas mano vėl video, čia yra angliškai, laužytai kalbėjau, bet noriu, kad jūs įsižiūrėtumėt į mano emocijas, kaip aš kalbu tuo metu. Čia buvo 2016 metais, lapkričio mėnesį darytas video, būtent savo mokytojams. Savo istoriją pasakojau, kaip buvo, kas buvo, kaip aš ėjau, ko man reikėjo, ką neturėjau, kaip jūs einate ir taip toliau. Tai va, to jau paėmiau, kad galėtumėt pasižiūrėti, matyti save manyje, kaip aš ir gyvau.
Jeigu, ar suprantu visi angliškai? Ne, rimtai klausiu. Ne, visi supranta, ne? Priklauso iki kokio lygio. Nu, aš labai paprastai ten kalbu irgi, bet jeigu ką nesuprasi, tai galiu. Like I said, hello Jason Gayston. My name is Thomas. Like I said in live room, I want to tell my story. Nu, suprantat? Nu, Jeigu nesuprantat, sakykit. Dar supratau. Gerai, gerai. So now I'm recording and Reikit I will mėgti. try to explain, I will try to tell my story. So my story is beginning in February in 2016. Tai buvo vasario 16. But before I Vasario was mėnesį trader pradėjau who is all the time losing money. Like in this 95% position, I was there too. So, but Tai sakau, kad aš buvau tarp tų 95% žmonių, kur irgi praradinėdavo pinigus ir kaip ir daugelis žmonių įgytų mokymų. in this time, in February, I looking for information where I can find some strategy or some teachers who can teach and some information. And I start to write all these things in YouTube and websites and where I not remember where, but I writing a lot. So and then I saw Jason Stapleton. After this, when I found him and I go to in YouTube and I looking, I remember it was Friday, and then from Friday till Monday, I sleep, not sleeping, but looking all these videos. Kai aš juos pamačiau per YouTube, kai pradėjau ieškoti tų mokymų, kai pamačiau aš automatiškai nebegalėjau sustoti, aš nuo penktadienį iki pirmadienį nemiegojau. Žiūrėjau, ką YouTube ten rodo, ką aš šneku, man buvo akys tokios. Ir laukiau, kada tas laivas prasidės. O laivas prasidėdavo antradienį, tai laukiu to laivo. Visas dienas toks įzombis. Tada prisimenu penktadienį neėjau į darbą, nes ten pasiėmiau Melvingą Norvegijoje. Prisimenu, pirmadienį irgi neėjau į darbą ir prasidėjo. Tokia buvau pakliuvęs į šitą visą. YouTube. Akela videos, your videos, Jason Stapleton videos, and I'm not sleeping almost, I can tell you. So, and then I saw I can go in a live room, in London live room, and I can just look in the live room in live, you know, and I can see you guys what you're doing. So I made a registration and I start to look. I know what I saw. First I saw their guys doing something incredible.